Mano motivacija yra tas džiaugsmas, kada aš galiu kalbėti lietuviškai dabar. Aš ilgą laiką nekalbėjau visai ir aš manau, kad užmiršau visą kalbą. Bet dabar aš vėl galiu kalbėti ir tas džiaugsmas, kad galiu suprasti šitą kalbą. Ir kad aš galiu kalbėti ir susitikti naujų žmonių, tai labai gera motivacija man. Aš stengiuosi daug klausytis, yra kanalų YouTube, kuriuos aš mėgstu matyti ir klausytis, ir kartais skaitau naujienų iš Lietuvos. Lisi yra Suomė, ji yra iš Suomijos. Lisi kalba lietuviškai. Lisi, iš kur tu esi? Aš esu iš Suomijos. Kaip tu išmokai lietuvių kalbą? Ar tu ją išmokai namie pati? Ne, aš lietuvių kalbą išmokau Helsinkio universitete. Tai tavo profesija? Dabar ne, bet anksčiau aš dirbau vertėja ir todėl aš studijavau kalbas universitete. Kokiomis kalbomis tu dar kalbi? Kokios kalbos pas tave parašyta? Parodyk man. Čia mano gimtoji kalba, suomių kalba. Kalbu angliškai ir rusiškai. Kalbu laisvai. Taip pat kalbu ispaniškai. Čia Gvatemalos vėliava. Ir lietuviškai. Panašiai, manau, kad kalbu šitomis kalbomis. Ir truputį mažiau kalbu švediškai ir japoniškai. Ir dar domiuosi kitomis kalbomis. O dabar tu esi jau ne studentė. Kaip tu mokaisi kalbų dabar? Dabar Ką tu darai? nedirbu su kalbomis. Aš dirbu su... Aš esu technikė. Tu techninė darbuotoja? Taip, bet laisvalaikiu man labai patinka išmokti kalbas. O ką tu darai? Tu klausai, skaitai, darai pratimus, eini į kursus, turi mokytojų. Ką tu darai? Kas tau patinka daryti? Taip, tai priklauso nuo kalbos. Visi lietuviškai dėja aš nepažįstu lietuvių, kurie gyvena Suomijoje. Bet praktikuoju lietuvių kalbos. Kalbu su šimčiu balso žinučių su vienu vyru iš Vokietijos. Ir mes labai dažnai praktikuojam kartu. Ir tai man labai malonu tai praktikuoti. Ir taip pat aš stengiuosi daug klausytis. Yra kanalų YouTube, kuriuos aš mėgstu matyti ir klausytis. Net kad aš esu darbe, kartais galiu klausytis. Ir kartais skaitau naujienų iš Lietuvos. Labai gerai. O kokią kalbą dabar mokaisi? Ar yra viena kalba, kurią mokaisi? Ar dvi galbūt aktyviai dabar pagrindinė? Aktyviai dabar ispanų kalba. Ir taip pat lietuvai kalba. Ir ką tu darai ispaniškai? Ta pati, ką lietuviškai? Klausai naujienų, siunti baltas žinutes?
Taip, ir su ispanų kalba yra truputį lengviau, galiu praktikuoti, nes pažįstu, turiu daug, pažįstu daug žmonių Suomijoje, kurie kalba ispaniškai, todėl man daug lengviau su ispanų kalba. Su lietuvių kalba reikės truputį daugiau ieškoti, bet yra. O ką tu patartum žmonėms, kad jie neprarastų motyvacijos mokytis kalbų? Ką reikia daryti, kad neprarastų motyvacijos? Mano motivacija yra tas džiaugsmas, kuris, kada aš galiu kalbėti lietuviškai dabar. Aš ilgą laiką nekalbėjau visai ir aš manau, kad užmiršau visą kalbą. Bet dabar aš vėl galiu kalbėti ir tas džiaugsmas, kad galiu suprasti šitą kalbą. Ir kad aš galiu kalbėti ir susitikti naujų žmonių, tai labai gera motivacija man. Aha, tu sakai, kad tu galvojai, kad pamiršai kalbą. Taip. Aš turiu daug mokinių, kurie taip pat galvoja, kad jie pamiršo kalbą. Ką tu gali jiems pasakyti? Aš manau, kad jeigu tavo lygis jau buvo pakankamai aukštas, jeigu nebuvai prasidedantis, Pradedančiojo lygyje? Taip. Manau, kad reikės tik visada galės Vėl pradėti iš naujo? taip, Pradėti kalbėtis. Taip. Ir tai neįmanoma padaryti iš karto. Bet tai reikės Truputį palaukti. taip. Gerai. Kokią kalbą dar norėtum išmokti? Ar tu norėtum naujų kalbų mokytis, ar norėtum esamas kalbas tobulinti? Ką tu dabar norėtum? Taip, Ko tu linki savo? norėčiau tobulinti mano švedų kalbą, nes tai man labai gėda, kad aš Suomė ir nekalbu švediškai labai gerai. Mūsų šalyje visi moka švedų kalbą, bet aš nelabai gerai kalbu. Ir taip pat turiu dar daugiau kalbų, kurias aš užmiršau. Vokiečių kalba ir taip pat kinų kalba aš anksčiau studijavau, bet dabar nieko neprisimenu ir taip pat noriu daryti taip. Kaip su lietuvių kalba noriu vėl prisiminti. Gerai. Labai ačiū už pokalbį. Aha, tikiuosi, kad gavote įkvėpimo iš Lisi istorijos. Taip, labai ačiū.